72. Kabala yra toks terminas, mes vadinam lamedvavnikai. Nuo hebrajiškų raidžių lamed ir vav. Lamed ir vav gematrinė suma yra 36. Ką tai reiškia 36 lamed ir vav? Sakoma Kabalai, kad visais laikais Izraelyje egzistuoja 36 teisuoliai ir galūtė, ne Izraelyje, kitose tautose tarp žydų, egzistuoja dar 36 teisėjai, iš viso 72. Lamed, vav, jų simbolis, 36 ten, 36 ten. Tai va, jie žino visą teisybę, tai yra aukščiausią Kabalos pažinimą turintis žmonės ir kartu tai yra ypatingai teisūs žmonės, teisaus gyvenimo žmonės. Reiškia, vienam numirus teisingai, jo vietą užpildo kitą. Imamas kažkoks teisus ir išmintingas žmogus ir jam to, ko jis dar nežino, tų žinių, dar jam atskleidžiama didesnė dalis žinių. Teisusis yra amžinas pasaulio pamatas. Verčiasi. Teisusis yra amžinas pasaulio pamatas. Va čia jau yra lamedvavniko doktrina. Kas pamatą palaiko pasaulį, kad pusiausvyrą nesugriūtų. Teisusis. Tų pilnų teisiųjų, 100% vadinami teisiųjų. Nes teisiųjų yra daug. 98%, 90%, 84%, 83%, 70%, 65%, 50% teisusis, 20% teisusis. Bet jau 100% tai visada egzistuoja. Kad būtų pilnas teisumas, reikalingas pilnas žinias turėti. Ir būtent tai yra ta organizacija kabalistų, kuri turi tas pilnas žinias ir jį palaiko šitą visą pusiausvyrą. Tai yra patarlių 10-25 teisusis yra amžinas pasaulio pamatas. Tada pasaulis laikysis ant šitų teisiųjų. Tai yra pakankamas skaičius. Ir užtenka, kad Izraelio tautoj būtų 72 100% teisėjai. 100%. Tai va.